Sakoma, kad Kalėdos yra stebuklų metas. Galbūt todėl, kad prieš 2000 metų per Kalėdas įvyko stebuklas? Visi esame girdėję, kad Jėzaus gimtadienis yra Kalėdos, bet ar kada susimąstėme, koks kitas žmogus gimęs prieš 2000 metų yra mums aktualus šiandien, kad švenčiam jo gimtadienį? Ir žinau, visi sėdim prie stalo, praleidžiam laiką su šeima, bet ar kada susimąstėjai, kokią svarbą Jėzus turi šioj dienoj? Kai Jėzus gimė, prasidėjo naujas laiko skaičiavimas, mes lyg pat šiol skaičiuojam laiką prieš Jėzaus gimimą ir po Jėzaus gimimo. Tai ir tu manai, kad jis neturi įtakos tau šiandien, tavo gyvenimui, kai sėdėsi prie Kalėdų stalo, kai sveikinsi savo šeimą, kai valgysit kalėdiškus patiekalus, pagalvok, kodėl mes švenčiam tai, kodėl Jėzus atėjo. Jėzus atėjo tam, kad jis apdovanotų tave. Ir jeigu tu priimsi tai savo širdį, tai tu išgyvensi stebuklą po stebuklo, ne tik per Kalėdas.